Aš esu Karolis Šalkauskas. Mano projekto tema yra augalai ir įvairūs gyvūnai vandenyje. Šį projektą aš sužinojau naujo, kad yra įvairių skirtingiausių gyvūnų, kurie gali būti iš tikrųjų iš dalies negi panašus į žmonės. Ir daug augalų, kurie gali padėti žmonėm ir negali padėti žmonėm. Koks yra jūsų vardas? Aš Žygimantas Domarkas. Kiek jums metų? 15. Kokia jūsų darbo tema? Mano projekto tema yra vandens gyvūnai ir augalai. Ir ką jūs gero ir blogo sužinojate apie gyvūnus ir augalus? Kad vandenyje gyvena ne tik vien žuvis ir visokie ropliai, kad būna ir žinduoliai. Aš esu Justina Valenčiūtė. Kokia jūsų projekto tema? Vandens augalai ir gyvūnai. Ką naujo sužinojate apie vandens augalus ir gyvūnus? Vandens augalai ir gyvūnai tai yra augalai ir gyvūnai, kurie prisitaikė gyventi vandenyje. Ir vandenyje vandens gyvūnai gali būti ir žuvis, ir ropliai, įvairiausias bakterijas ir taip toliau. O augalai, kai kurie yra įtraukti net į raudonąją knygą. Simas Kondratas. Vandens augalai ir gyvūnija. Vandens augalai yra prisitaikę gyventi vandenyje ir jie gali kai kurie gyventi net ir sausumoje, o vandens gyvūnai yra bestuburiai ir stuburiniai. Mano vardas Armandas Aksamaitis. Kiek jums metų? 14. Mano darbo tema apie augaliją ir gyvūniją vandenyje. Sužinojau jau apie augaliją, kad ji yra ne vien vandenyje, bet ir sausumoje, bet kai vandenyje būna labai giliai, bet labai gražus augalai būna. Apie gyvūniją, kad yra visokiausių rūšių, bestuburiai, žinduoliai, ropliai, varliagyviai. Ar dar turite nors ką pridėti prie to, ar ne? Nieko. Jomantė Slanskaitė. Kaip susidaro kriokliai ir kas yra geizeriai? Sužinojau, kaip susidaro kriokliai. Jie susidaro ten, kur upės vanduo krinta nuo uolienų, kurios yra atsparios erozijai. Mano vardas yra Viktorija Grizlaitė. Ar jums patinka kūrybinės partnerystės? Taip. Mūsų darbo tema yra, kaip susidaro kriokliai ir kas yra geizeriai. Iš po žeminių uolienų, ta prasme, susidaro karštas versmės ir jos iškyla į orą. Tada susidaro vandens bei garų stulpas. Violeta Daujotaitė. Kokia jūsų tema? Kriokliai ir geizeriai. Ką naujo sužinojote? Kad kriokliai ir geizeriai yra ne tik gražūs, bet ir naudingi. Gvidas. Kokia jūsų projekto tema? Kriokliai ir geizeriai. Geizeriai labai naudingi ir žmonėms gaminant elektros energiją. Gabija Vandytė. Kokia jūsų projekto tema? Vandens tyrimai Talšos ežere ir Prūdelėje. Sužinojau, kad Talšos ežeras iš pradžių buvo vadinamas Bitinėlio ežeru ir kad Talšoje dominuojanti žuvis yra kuoja. Augustė Joskaitytė. Kokia tavo tema? Mano tema yra vandens tyrimai Talšos ežere ir Prūdelėje. Ką naujo sužinojai šią temą? Sužinojau, kad Talšos ežeras yra labai užterštas ir kad Šiaulių savivaldybė nori padaryti baudas apie 2000 užteršimų. Koks jūsų vardas? Pats Vestis. Kokia jūsų tema? Mano tema yra vandens tyrimai Talšos ežere ir Prūdelėje. Ir ką šiandien naujo sužinojate? Sužinojau, kad Prūdelė valė ir neišvalė. Martynas Miežinys. Gerai, kokia jūsų tema? Vandens tyrimai Talšos ežere ir Prūdelėje. Paskutinis vandens tyrimas Talšos ežere buvo atliktas rugsėjo 3 dieną ir pasirodo, kad vanduo vis dar užterštas. Klaudija Gertrūda Šimberžičiūtė. Kokia jūsų projekto tema? Vandens tyrinėjimai Talšos ir Prūdelio ežere. Sužinojau, kad buvo atrasta koja pakrantėje Talšos ežero. Kieno koja? Žmogaus. Greta Kalasevičiūtė. Kokia jūsų tema?
Vandenų tarša, vandenynų tarša, nuotekų valymas, požeminiai ir paviršiniai vandenys. Dažniausiai Lietuvoje tarša vandens yra nuo žmonių veiklos ir Lietuvoje egzistuoja ir tarptautinės taršos problema, kuomet upės tarša atiteka iš kitų valstybių. Labas, mano vardas yra Giedrius Kalasauskas. Paviršiniai požeminiai vandenys, nuotekų valymas, vandenų ir vandenynų tarša. Sužinojau, kad didžiausias Lietuvoje vanduo užteršiamas dėl žmonių veiklos ir Lietuvoje egzistuoja tarptautinės taršos problemos, tai yra, kuomet upės tarša atiteka iš kitų valstybių. Koks tavo vardas? Kornelija Putytė. Kokia tavo tema? Paviršiniai ir požeminiai vandenys, nuotekų valymas ir vandenų tarša. Ką naujo sužinojai rengdamasi šiam projektui? Aš sužinojau, kad didžiausią taršą vandenim daro žmonių veikla. Taip pat mūsų į upės tarša atiteka iš kitų šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos, ji labiausiai teršia Nemuną. Labas. Koks tavo vardas? Eglė Jurgaitytė. Kokią tu pristatysi mums temą? Paviršiniai požeminiai vandenys, nuotekų valymas, vandenynų tarša. Aš sužinojau, kad Lietuvoje bei kitose valstybėse vanduo yra teršiamas dėl žmonių veiklos ir kad vanduo gali būti teršiamas išmetant įvairias šiukšles, naftos produktus į vandenį bei avarijų metu. Monika Šablinskaitė. Kokia bus jūsų tema? Apie požeminius vandenius, nuosėdas ir vandenynų taršas. Ką jūs šiandien sužinojote? Kad taršumą galima tirti pagal kvapą, skonį ir rūgštį ir temperatūrą. Ačiū. Mano vardas Kamilė. Kokia jūsų tema? Paviršiniai požeminiai vandenys, nuotekų valymas, vandenų tarša. Sužinojau, kad ne tik vandenį teršia aplinka, bet jį gali užteršti ir jėgainės atominės, pavyzdžiui. Labą dieną. Orinta Terminaitė. Vandens nauda žmogaus organizmui. Sužinojau, kad vasarą reikia gerti daug skysčių, nes kai yra aukšta temperatūra, žmogus praranda žymiai daugiau skysčių negu žiemą. Martynas Karpius. Kokia jūsų projekto tema? Vandens nauda žmogaus organizmui. Ir ką jūs naujo sužinojote? Kad žmogui per dieną reikia išgerti nuo 2 litrų iki 2,5. Labą dieną. Gerą dieną. Laurinas. Kokia jūsų tema? Kriokliai ir geizeriai. Ką naujo sužinojate? Sužinojau, kad kriokliai gali išnykti ir vėl atsirasti. Artūras Jockis. Kokia tavo projekto tema? Kriokliai ir geizeriai. Iš krioklių ir geizerių galima gaminti elektros energiją. Vilius. Kiek jums metų? 15. Kokia jūsų tema? Vandens nauda žmogui. Vanduo palaiko temperatūrą žmogaus ir kad vanduo gerai yra organizmui ir sąnariams. Mano vardas yra Erlandas Kusmaitis. Kokia jūsų šio projekto tema? Vandens nauda žmogui. Ką apie šitą temą sužinojate? Sužinau, kad 70% žmogus kūno sudaro vandens, kad 90% žmogus smegenų sudaro vanduo, kad 80% sudaro kraujo vanduo. Sužinau, kad žmogus gali be vandens apsieiti kažkur savaitę ar kažkiek. Ir viskas. Lukas. Koks tavo? Kipras. Vandens nauda žmogaus organizmui. O aš nebuvau praeitą. Vandens tyrinėjimų talšoje. Va taip. Pakartokit. Vandens tyrinėjimai talkšos Tai ežere. tam nefilmuojam. Vanduo sveika žmogui. O tu? Aš tai žinau, kad talkšos ežeras yra Šiauliuose.